Sveiki visi įsijungę Delaware kanalą ir šiandien mes žaidžiame Grand Theft Auto San Andreas Multiplayer. Ir šiandien kūrime Greenside LT projekto 5 savo miniserijų epizodą ir kaip matote, daug kas pasikeitė iš tikrųjų, tiek iš mano perspektyvos, tiek iš serverio pusės. Tai visų pirma, kai jau pradėjau šnekėti apie savo perspektyvą, tai trumpai pasakysiu, kad matote, instaliavau kai kuriuos modus, kurie nepaveikė labai daug žaidimo, tik tai vat Color modas buvo panaikintas, kažkaip man jis atsibodo šiaip, o šiaip skinų modą, pilną skinų karočią įsirašiau ir vat šitą Field of View pasikeičiau, žodžiu dar PDFP, ten dar kažkokios nesąmonės. Žodžiu, tokie dalykai, kurie iš tikrųjų stipriai neveikia mūsų žaidimą, bet dabar įdomiausia dalis yra serverio didysis tas atnaujinimas. Tai jo, jis iš tikrųjų yra nemažas ir čia pagrindė buvo pakeista viskas iš darbų. Tai kaip žinot, 24 dieną atrodo jo tas buvo užvakar, buvo Greenside LT gimtadienis, jau buvo suėję 2 metai Greenside projektui. Tada aš nelabai turėjau laiko sukurpti kokio nors video, bet kadangi dabar turiu, tai vat trumpai paaiškinsiu ir pasakysiu, kas yra naujo serveryje, kas pakeista, kas atsirado, kas buvo panaikinta, taip toliau. Kaip ir sakiau, darbai visi buvo, ne visi, bet dauguma darbų buvo atnaujinti ir labiausiai paveiktas buvo darbų nereikalaujančių direktoriaus pakvietimo. O tie darbai labiausiai buvo paveikti, tai pavyzdžiui ten ūkininkai ten gali karočią vidų jau interjerė duonos kepti, ten taip toliau, gaisrininkai gali jau užgesinę pastatus ir vidų eiti, ten nuolaužas visokias tvarkyti. Pizzerininkai jau irgi ten yra, žodžiu, daug naujovių ir tiek pat ir iš kuriems reikia direktoriaus pakvietimo, tas pats irgi beveik. Tai vienas didelis pakeitimas buvo, kad DPD kurjeriai, tas darbas, kur reik pervežinėti tam prekes, karoči, jisai buvo panaikintas, nepanaikintas tiksliau, o perimtas ir pridėtas prie furistų darbo. Tik kaip nauja atšaka prie furistų atsirado DPD kurjeriai, bet jisai pats darbas nebeegzistuoja, tik tai vat sakiau, furistų atšaka ir viskas. Nu tai vat, dar ką noriu pasakyti, kad jau praėjo gerą savaitę nuo to laiko, kaip užpildžiau emigracijos anketą, tai štai jau, kaip matot, nebeturiu VIPą visiškai, pilkas nikas. Ir už kadro aš nelabai daug ką veikiau, iš tikrųjų šiek tiek dirbau darbą, bet ten, ta prasme, dirbau ūkininku, bet, kaip matot, nelabai daug pinigų šiaip turiu, tik tais, kad daug dirbau ir viskas. Dabar aš nežinau, kur aš čia važinėjos, tai dabar gal aš jau paimsiu ir apsisuksiu atgal į miestelius. Nes dabar aš noriu aprodyti nors vieną darbą iš šito atnaujinimo. Tai jie visi buvo atnaujinti, žinau, kad ir ūkininkai buvo atnaujinti, bet praeitam epizode aš jau dariau video apie ūkininkus, tai gal jau šiek tiek pabodo, kitą kartą padarysim po atnaujinimo apie ūkininkus, bet dabar aš manau keliausim į gaisrininkų darbą. O gaisrininkų darbo mes dar netikrinom, nežiūrėjom visiškai. Aš žinau, kad buvau sukūręs vieną epizodą vardan to, kad apžiūrėsiu visą gaisrininkų darbą, bet jisai buvo išimtas, ištrintas. Taip jo ir nebeįkėliau, tai dabar mes gausim progą ten ir nuvaryti. Dar noriu pasakyti, kad iš tikrųjų užsišikau kažkaip vienu momentu ir pamiršau įsigyti motociklo teisės. Taip žiūrėjom aš ant pizzerininko darbo, kai bandžiau prisijungti. Neturėjau motociklo teisių. Ir aš atsiminiau, kad aš turiu motociklą, bet neturiu jo teisių. Ai, tai va, matot, čia karočią. Jo, čia viskas aišku. Čia jau kempina žmonės, karočią laukia to gaisrininkų darbo, tai mes dabar... Šiaip jau yra 2 valanda po pietų, tai... Jo, kaip ir žmonės grįžę iš mokyklos, viską, ne visi, bet daugumą atsižvelgus tai, kad mes turim 120 žaidėjų, tas yra tikrai nemažas kiekis. Bet kadangi mes neturime dabar galimybės prisijungti gaisrininkų darbą, tai... nežinau, šiaip aš galiu pasakyti tiek. Ai vat, turim gaisrinę. Palaukit.
Palaukit, aš pastatysiu geriau kur nors saugiau, kad niekas neprisiknistų. Paliekam ūkininkų darbą, taip, nu nebereikia visiškai jo dirbti. Dabar prisijunkim į gaisrininkus, gaisrininkų drabužinė, davai daug čia. Gerai, dabar esam gaisrininkas ir lipam pasiimti tos gaisrinės. Štai. Čia jinai visai yra, karočią, subaladuota beveik, bet užtat yra bent jau jinai. Dabar dėl to subaladuojimo, karočią, nėra problemos, nes mes čia turim mechanikų centrą, kuris gali sutaisyti mūsų darbinę transporto priemonę dykai. Tai kiek žinau, kur mes čia turim tą paslaugą savo? Teikiamas paslaugos, norėdamas eiti į meniu. Gal čia darbinis transportvarkim. Va, sutvarkim. Vsio, dabar pasižiūrėkim trumpą informaciją, ką mes turim iš gaisrininkų darbo. Už darbą su šitu darbo transportu gavosi 39 eurus į minutę. Norėdamas pradėti darbą bei sužinoti darbo informaciją, prašyk darbas komandai. Ir dabar pavažiuokim šiek tiek iš šono, kad niekas mums nemaišytų, tai greičiausiai jau taip turėjo būti. Apačioje matysite pateiktą darbo informaciją. Gaisrininkai turi gesinti namus, taip pat mašinos cisternoje pasibaigus vandeniu jį turėsite pasipildyti miesteliuose esančiuose vandens hidrantuose, kitaip gaisrų neužgesinsit. Užgesinus išorinį namą turėsite užgesinti ir viduje esančius gaisrus. Norėdamas surasti esamus gaisrus, rašykite gaisrai komandą. Norėdamas susirašyti su bendradarbiais, R komanda. Norėdamas pažiūrėti darbo pasiekimus, D pasiekimai. Norėdami pamatyti bendradarbius, rašykite bendradarbiai. Tai D pasiekimai, man atrodo, irgi naujas dalykas yra. Tik tai, kad... Kur yra... Va. Ką mes turim? Numeris 1 bronzinis gaisrų pasiekimas. Pasiekimai reikia užgesinti 2 gaisrus išorėje, užgesinti 2 gaisrus viduje, pravažiuoti 10 km rydus. Žodžiu mes... Dabar aš nesigaudau šiek tiek, kaip čia viskas veikia, tai mes tiesiog dabar rašome komandą gaisrai ir išsiaiškinkime, kur turime gaisrų. Tai matote, turim tikrai nemažai. Susirandam kokį nors, kuris yra biški toliau, kad nebūtų labai jau ten užimtas jisai. Tai pavyzdžiui šitas. Daug laiko, kol užsigesins ir... Aiva vieta pažymėta mylinu kvadratuku, nuvykiai užgesinti gaisrą. Tai anksčiau buvo vėliavėlė pažymėta, bet dabar kvadratuku ir tas yra šiek tiek patogiau. Štai turim savo gaisrą. Ai, kaip matot, tą pačią lentelę yra atsiradus. Baigiam? Jo, dabar reikia patekti pastatą. Tai žiūrėt, kad neateitų koks dalbajobas, nepaimtų mašinos. LLT. Dabar laikyk space mygtuką, kad sunagintum kliūtį. Ai, tipo. O tai, laužtuvą gali pasiimti paspausti LIV. Jo, tai matot, čia turim visai neblogai padarytą sistemą. Čia su laužtuvu galim daužyti, karočią lempą ir tuoj pasinaikinsinai. Štai. Tik tai aš bijau, kad mano šitos gaisrinės nieks nepaimtų iš galo, nes taip sunervuotų. Nu. A tai tu. Nu šitas, kaip suprantu, nelabai nori būti sulaužytas. Tai keliaukim tada kitur laužyti kliūtį. Štai čia. Va, kaip tik. Ojojoj. Čia turim dar gaisro šiek tiek. A, gesintuvą aš turiu pasiimti. Tai pirmas sulaužom, kur mums reikia kliūtis. Ir tada galime gesinti likusias liepsnas. Gerai, dabar pasiimkime gesintuvą ir gesinkim. Oi, čia su speisu tiksliai. Jo, dabar, matot, visai neblogai eina visas procesas. Gerai, žiūrim čia, paskutinis atrodo, jo. Ai, ne, dar ten turėjom vienam kambarį. Nu, aš tikiuosi, kad jau gausiu pagaliau atlygį. Ai, va, štai. Bet kaip matom, mūsų gaisrinė visiškai be abejonės nukniso, kaip aš ir galvojau. Tik kad aš žinočiau, kaip reikia iš tikrųjų užsirakinti, kad nieks nenuknistų, koks vaikas, karoči. Va ten čia į mūsų ir yra. La, aš pabandysiu nuknisti iš kažkieno kito gaisrinę, nes iš manęs irgi nukniso. Aš žinau, kad taip nepadoru daryti, bet ką aš dabar darysiu. Nu va, jisai viduj ten gesina gaisrą, o mes paimsim jo mašinytę ir nuvešim. Kaip matot, žiauriai negražu yra taip daryti, bet jeigu mano nuvagė, tai ką, karočią, aš turiu daryti. Fucking. Čia jau bėgioja, čia visur gaisrininkai dabar, karočią, bėgioja, neranda niekur vietas, kas
Šiaip žinot ką, aš kaip supratau pačią esmę viso darbo, tai dabar aš varau čiui prisidėti atgal į ūkininkus ir pažiūrėsim, ką mes ten turim su, karočią, duonos kepimo nesąmonė ten. Tai dabar tuoj nulėksim